Sveiki, ką tik baigiau rankų ir pilvo preso treniruotę. Rankos užpumpuotos, bet gerai jaučiuosi, pilnas energijos. Taigi pasilikite žiūrėti ir pamatysite visą treniruotę. Taigi šiandien treniravau rankas. Šitame video galėsite pamatyti visą patarimus ir techniką, kokią naudoju, kad gauti geriausią rezultatą. Ir galėsite pritaikyti prie bet kokiai treniruotei, tiek krūtinės, tiek kojos, ir gauti maksimalų rezultatą, ar tai auginti raumenis ar numesti svorį. Taigi, kaip visada, pradedu treniruotę su apšilimu. Pradedu dažniausiai nuo bėgimo, bėgu apie 5 minutės ir po truputėlį greitinu tempą, kartais bėgu 10 ar naudoju ką nors kitą. Po to lengvas tempimas, kiekvieno raumens grupės pradedant nuo viršaus iki apačios, ir tada pradedu treniruotę su lengvais svoriais, po truputėlį didinu. Taip apšylu net ne vien tik raumenis, bet ir sąnarius, ir pasiruošiu treniruotei, keldamas kraujo spaudimą. Ir aišku, mažindamas šansus susižeisti. Man patinka klausyti muzikos, nes mane tai nuteikia pozityviai. Ir čia matote, naudoju jau tą darbinį svorį. Esu su kapišonu, nes gan buvo šalta ir noriu apšilti normaliai. Čia naudoju techniką, tai yra apie 10 sekundžių, apie 5 sekundės apšilimą, pauzė, tai atsikvepiu giliai ir pabaigiu pratimą. Šitame pratime naudoju soliuką, kuris yra nuleistas į apačią, taip jaučiu, kad dirba geriau mano tricepsai. Rankas laikau maždaug pečių plotyje, biškį truputėlį arčiau negu pečių plotyje, ir stengiuosi aktyvuoti vien tik tais tricepsą. Ir stengiuosi aktyvuoti vien tik tais tricepsą. Čia naudoju taip vadinamą drop sets, ir mažinu svorį ir toliau tęsiu pratimą. Taip užbaiginėju raumenį, kiek įmanoma daugiau gaunu kraujo į raumenį ir taip jisai auga. Jau nebegaliu iš visų pastangų, stengiuosi išspausti iš savęs viską, ką galiu. Stengiuosi laikyti rankos pozicijas tokios, kad netrukdytų dirbti tricepso ir nedirbtų per daug krūtinę. Aišku, tricepsas su krūtinė visą laiką dirba, tai stengiuosi dirbti tą raumenį, kurį ir noriu dirbti. Sutvarkau salę, kad kiti galėtų naudotis, numetu svorius. Toliau pradedu su tricepsu, nes tai yra mano vienas, kaip ir sakyčiau, atsiliekančių raumenų lyginant su bicepsu. Ir tai visą laiką pradedu su tricepsu, nes jam reikia daugiau energijos, ir po to darau bicepsą. Čia darau taip vadinamas skull crushes, ir kaip matote, alkūnės nedaug juda, stengiuosi laikyti jos vienoje vietoje, ir jos nėra grinai vertikaliai, tai jos yra daugiau link manęs, tad visą laiką būna spaudimas ant tricepso. Visą laiką tricepsas būna pajungtas, jis niekada nesilsi. Padarau visą laiką kažkokią tai apšilimą tarp pratimų, biškį truputėlį lengvesnį svorių, ir po truputį einu prie savo taip vadinamo darbinio svorio. Taip vadinamas aktyvus apšilimas tarp pratimų. Naudoju taip vadinamą Z-bar, nes lengviau ant riešų, ne taip suka riešus, ir
čia turiu sėsiu, kaip matote, su kelienais aš juos pasikeliu, nereikia įjungti, kad svorį pakelti nugaros, mažens taikinės susižeisti. Ir reikia labai būti atsargiam su alkūnėm, nes daug kultūristų per daug sunkiai kilnoja ir po 10-15 metų treniramusi skundžiasi alkūnėm. Čia taip vadinama supesetinu, darau po vieną pratimą, darau staigiai kitą pratimą ir užbaiginėju šitaip raumenį. Čia kaip matote. Esmė tame, kad stengiuosi stebėti kitus kultūristus ar fitnesą, žmonės mokytis iš šių klaidų, pabandyti naujus dalykus, nebijokite netgi rankų pakeitimas, ar iš viršaus, ar iš apačios paėmimas kažkokio tai svorio, arba kažkokio tai kampai, kaip kilnoja svoris, gali pakeisti labai daug ir nebijokite pamėginti ir pažiūrėkite, kaip ant jūsų tai veikia. Yra daug be galo technikos ir visokių teorijų, tad reikia pamėginti ir pažiūrėti, kas jums. Aišku, principas labai būna dažnai tas pats ir toliau, kai jau žinote, ką darote principą, galite pamėginti mažus dalykus pakeisti ir tada duos rezultatą. Bet kaip visada, reikia, kad būtų pamatai savo vietose. Paskutinį bandau išspausti. Visą laiką stengiuosi išspausti savęs kiek galiu. Jeigu jau pats savo sakau, kad nebegaliu, aš stengiuosi tai nekreipti dėmesio ir kilnoju svorį tol, kol jau mano raumenys nebegali pakelti. Nesvarbu, ką aš begalvočiau. Stengiuosi, kad išspausti kiek įmanoma iš savo kūno ir visada, kaip skauda, tu galvosi, kad gal užteks, bet labai dažnai gali išspausti savęs daugiau, negu tu tikiesi. Šitas pratimas nėra vienas iš mano mėgstamiausių, nes kartais, jeigu pakilnoju su dideliais svoriais, kaip 35 kg ir panašiai, skauda alkūnės. Tai naudoju dabar čia 20 kg. Labai panašus pratimas yra su kabeliais, galime irgi kilnoti, bet čia naudoju 20 kg ir stengiuosi daryti pilną judesį ir nuleisti į apačią kiek įmanoma daugiau svorio, kad gerai išsitemptų tricepsas. Stengiuosi iš savęs išspausti viską, kas įmanoma. Galima daryti šitą pratimą atsistojus ar atsisėdus. Visada bus mažesnis momentinis pasireiškia efektas. Mažiau siubuosis, mažiau čytins. Ieškau svorio. Neradau. 1, 2, 3. tą patį video galite pasižiūrėti anglų kalba, bet pasistengsiu paminėti viską, ką paminėjau, galbūt netgi ir daugiau. Po 3 pratimų tricepsui pradedu treniruoti bicepsą, taip pat su Z-bar. Čia, man atrodo, naudoju 40 kg. Paskutiniai pratimai biškį truputėlį judu, bet stengiuosi išlaikyti kiek įmanoma kokybę. Naudoju maždaug apie 70–80% tikrosios formos ir truputėlį tik tais čytinu. Norint užauginti raumenį natūraliai, reikėtų nebijoti kilnoti sunkiai, bet išlaikyti tikrą formą, kad nesusižeisti. Tad visą laiką reikia apšilti ir žinoti savo kūną, kiek įmanoma, kiek gali pakelti. Ir ne visada bus, kad galės pakelti tokį patį svorį. Kartais bus tų dienų, kai negali ir jausis silpnesnis, tada tiesiog reikia nebijoti numažinti svorį, taip pat daryti deloading.
Alkūnę stengiuosi laikyti vienoje vietoje. Ir čia užbaiginėjau raumenį, darydamas cheating curls. Su mažesniu svoriu, man atrodo, ir stengiuosi daryti taisyklingai. Aišku, čia judu, matosi. Galima naudoti techniką, kad norint mažiau judėti, tai pilvo presą įtempti ir įtempti sėdynės raumenis. Tada atsidursit į poziciją, kai mažai labai judat. Pasiėmiau kitą svorį, taip dabar darau drop sets, taip vadinamas, kai darau pratimą, iš karto po to pratimo arba po mažai pertraukos pasiėmiau mažesnį svorį ir užbaiginėjau raumenį. Čia 3 pagrindiniai mano mėgstamiausi technikos, kaip dabaigti raumenį. Tai yra 10 sekundžių pertrauka, supersets, tai yra vadinamas po vieno pratimo daryti iš karto kitą pratimą arba numažinti svorį. Tai čia ir matote, kai aš mažinu svorį, 3 kartus darau drop sets tam pačiam raumeniui. Labai geras pratimas ir technika išgauti tą vadinamą raumens susipumpavimą. Aišku, reikia jį jausti ir kad jisai degtų, bet aišku, tas jausmas turi būti tam tikras, ne toksai adatos skausmas. Nes dažnai adatos skausmas reiškia, kad kažkas negerai. Tai jeigu skausmas eina per visą kūną, tai tada turėtų būti tas jausmas, kuris ir priverčia raumenį augti. Aišku, jeigu pakankamai miegat ir valgot. Šitas pratimas man parodė Jurbarke, kai buvau fotosesijai. Vienas kultūristas, kuris leido pasinaudoti savo salę. Arvydas Mickus, man atrodo. Aš dariau šitą pratimą ir jisai priėjo, man truputėlį pataisė alkūnės ir visiškai kitaip jaučiau raumenį, bicepso išorinę dalį. Tai tiesiog alkūnės išmetu į šonus, pečiai stengiuosi kuo mažiau juos judinti ir tiesiog keliu svorius link krūtinės vidurio ir stengiuosi juos ten truputėlį užlaikyti. Čia naudoju 20 kg kiekvienai rankai. Stengiuosi daryti svorius apie 10 kartų, tokius svorius naudoti, kad apie 10 kartų padaryčiau. Jeigu padarau mažiau, labai dažnai paimu ir padarau drop sets, tai vadinama svorius numetu. Bet nerekomenduočiau daryti kiekvieną pratimą, taip vadinamis drop sets, nes tiesiog raumuo pavargs ir naudos nelabai bus. Ir nervų sistema, aišku, labai pavargs ir nervų sistemai užtrunka gan ilgai, kad atsigautų. Krūtinė truputėlį į priekį, taip visą laiką stengiuosi pakoreguoti savo stovėseną ir laikyseną. Tai yra krūtiniai į priekį, pečiai atgal, nugaros truputėlį išriesta. Stengiuosi palaikyti neutralią poziciją. Mažinu svorius ir dabaiginėju raumenį. Drop sets vėl. Jei nebegaliu daugiau padaryti, tai naudoju vieną. Kol vieną ranką darau, kitą ilsisi. Tada nereikia daryti pertraukų. Taigi, kai nebegaliu jau padaryti iki galo, tai padedu su kita ranka, kuri laisva, damušti raumenį kiek įmanoma iki pat galo. Tai truputėlį galima traktuoti kaip cheating. Čia taip pat naudoju šį pratimą, kad įdirbti išorinę dalį bicepso. Tai paimu svorį iš viršaus ir laikau nykščius ant viršaus taip pat. Tai dirba daugiau bicepsas ir truputėlį taip vadinamas forearms.
krūtinė ištempta į priekį ir stengiuosi laikyti svorį arba taip vadinama dirbti bicepsą viso pratimo metu. Vėl naudoju drop sets, numetu svorį ir darau šį pratimą. Veins. Venos matosi užpumpuotos. Taip pat vėl apšylu čia. Naudoju užbaiginėju rankas supesetindamas, naudojamas tricepsą, treniruojamas tricepsą ir eidamas prie bicepso iš karto po vieno pratimo kėdėdamas kitą ir paskui ilsiuosi. Pasiimu virvę ir tempiu virvę į šonus, stengdamas užblokuoti tricepsą. Jau damušinėju, negaliu iki galo datempti, bet stengiuosi daryti kiek įmanoma. Ir iš karto einu prie bicepso pratimo. Alkūnes laikau vietoje. Ištiesiu rankas kiek įmanoma ir treniruoju bicepsą. Stengiuosi arba reikėtų vengti kuo mažiau judesio ir nedaryti staigių judesių, daryti vieną judesį tolygiai, nedaryti taip vadinamą momentinio judesio. Ir čia keldamas į viršų rankas, truputėlį jas taip pat išsuku į šonus, panašus principas kaip naudojau tricepsui. Numetu svorį ir toliau damušinėju. Kai rankos pavargsta, daryti triceps pushdowns. Vietoj to, kad tempčiau virvę į šonus, tiesiog ją rankas ištiesiu priešai save. Tai truputėlį lengviau ir nereikia gaišti laiko numesti svorį, tai damušinėju tricepsą tokiu būdu. Paskutiniai. Šitą pratimą nesenai pradėjau daryti, pamatęs YouTube video. Vienas iš mėgiamiausių Arnoldo Schwarzeneggerio pratimų tricepsui išdaugmašinėti, tai aš jį labai pamėgau, nes pajaučiau gerai užsipumpuoja tricepsas treniruotės gale. Reikia nusistatyti į ką nors, ką laikotės, geriausia kažkokią tai kaip kažkas tai tokio, kaip aš dabar darau. Nustatyti tam tikrą aukštį ir stengtis kuo mažiau judėti su kūnu. Visas judesys turi būti daromas vien tik tricepso pagalba. Nustatyti tam tikrą atstumą kojų padėčiai padėti ir tikrai labai gerai išdirba tricepsą. Ir kai jau nebegalite daugiau daryti, tai atsispirkite su koja ir darykite negative exercise, negatyvus pratimas. Vietoj to, kad temptis, tai darykite labai lėtai, nuleiskite savo kūną. Tikrai labai geras pratimas, pamėginkit.
pakeliu save su koja ir nusileidžiu lėtai. Ištempiu klubus ir darau pilvo preso treniruotę. Paskutiniuoju metu darau šitos pratimus, kurie yra labai paprasti, bet labai efektyvūs. Vienas iš svarbiausių dalykų, tai kada padarytume šitą pratimą, reikia turėti gerus raumenis, kurie stabilizing ir reikia svarbu labai, kad iškvėpti iki galo, kai įtempiate raumenis. Iškvėpti, nes kitaip neis normaliai įtempti raumens. Įtempiate raumenį, iškvėpėte iki galo ir tada dar eis daugiau įtempti raumenį. Iš pradžių aš kilnoju kojas tiesiog į viršų ir po to tiesiog priglaudžiu. Pirmas pratimas būtų maždaug kaip mėnulio forma ir paskui, kai jau nebegaliu padaryti netgi antro pratimo, truputėlį padedu savo su rankom. Darau trumpą pertrauką ir toliau damušinėju pilvo presą. Esmė tame, kad pilvo presą jūs visą laiką dirbate, kai netgi miegate ar vaikštote, tai reikia pilvo presą atakuoti per trumpą laiką, daryti labai intensyvę ir įtempti raumenį kiek įmanoma geriau, kas tai padės padaryti iškvepiant orą. Ir tada pilvo presas atsiras. Aišku, dar priklauso nuo genetikos, nes jeigu turite genetiškai 6-pack ar 8-pack, to negalėsite pakeisti, bet galite pakeisti ryškumą, truputėlį kampus. tą galite padaryti. Ir darau pilvo presą, treniruoju treniruotės gale nuo 5 iki 10 minučių, beveik kiekvieną treniruotę, išskyrus nugarą, nes ir taip klausaus muzikos. Ir dar kartą darau tą patį pratimą. Palieskite pilvo presą, kad pajaustumėte, kurie raumenys geriau dirba. Kartais užsimerkiu ir įsivaizduoju raumenis, tai man taip pat padeda. Po treniruotės dažniausiai visada ištampau raumenis, palaikau kiekvieną raumenį po 30 sekundžių, ypač tuos, kurie buvo dirbami tą treniruotės dieną. Šiuo atveju rankos ir krūtinė. Krūtinė kartu dirbo su tricepsu. Parodysiu vėliau, kaip ištampyti tricepsą. Yra gan toksai sudėtinga. Ištempiu nugaros raumenis, apatinės dalies, sėdynės raumenis, ypač man būna įtempti. Atpalaiduoju taip pat nugarą darydama šitą pratimą. Ir vienas terapeutas Lietuvoje patarė daryti šitą pratimą, kad nugaros diskai sugrįžtų į savo vietą. Manau, kad padeda. Nesenai pradėjau daryti šitą pratimą klubams ir ištampyti nugarą bei sėdynės raumenis. Užlaikau po 30 sekundžių po treniruotės ir ištampau pilvo presą. Nuo vieno pratimo iki kito stengiuosi labai lėtai pereiti, ne per daug ištempti, lėtai ištempti ir lėtai sugrįžti į normalią poziciją. Nesistengti per daug daryti staigių judesių. Šitas pratimas, kaip ištempiu tricepsą, tiesiog pasiėmėte kabelį ant svorio ir tiesiog atpalaiduojate ir tricepsas labai gerai išsitempia. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote šitą treniruotę rankų. Tikiuosi patiko. Ir jeigu turite kokių klausimų, papaustinkite apačioje. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.